išeinam švęst naujųjų metų. Nesu tokio tipo žygio daręs. Man pačiam naujiena. Pasižiūrim, ar nieko nėra. Viskas tvarko. Kuprinė kokia 16-17 kg sveria. Dar papildomai rankose. 5 litrai vandens. Pasiliksiu per naktį. Šiaip nemažą dalį sudaro maistas. Papasakot, kas čia vyksta. Šiandien yra gruodžio 31, 23 metų ir nusprendžiu pasitikti naujus metus gamtoj, arba tiksliau miške. Viskas. Beveik savaitę laiko lyjo, tai laužą šiaip ne taip pavyko įkurti. Na ką, labas rytas. Tik išlindau. Yra berods be 15:09 ryto, tai su naujais metais visus! Puikiai praleidau naktį. Nebuvo labai šalta. Tiksliau, nebuvo šalta. Naktį gana šauniai nutirpo. Dar vakar buvo pilnai čia visur ledas. Tai dabar pirmas darbas bus eiti prisipjauti dar malkų. Aišku, šiek tiek jų pasilikau. Dar vakar prasidžiovinau aš jas. Man pasilikęs nemažą krūvą. Irgi šiek tiek prasidžiovinau. Bet man čia šito neužteks, taip kad čiumpam įrankius. Buvo jau mažai čia jų likę. Turiu žiūrėti daržų tošės. Bandysim pažaisti. Štai ir ugnis. Dar tošės. Mane laužiukas jau kūrenasi. Tuo eisiu kaisti kavytės. Šiandien oras daug žvarbesnis, bet metas ruošti pietus. Kiek jau dabar yra? O, jau 11. Tai va, pasigaminsiu, bus 12, bus pietų metas. Nusiploviau bulvytės. Kol nuploviau, vėl rankos sušalo. Laukia -1, bet jutiminė tikrai daug žemesnė, gal kokie -5. Tai įkūriau laužiuką biškį stipriau.
Rankos atšilo. Galima pradėti gaminti. Šitą receptuką, tiksliau, jo gaminimo būdą užmačiau pas vieną youtuberį. Toks Šarūnas Šatas. Nuskutau. Ir supjaustysiu gabaliukais. Ganas. Reikia sunaudoti viską. Keletas skiltelių česnako. Dabar viską išmaišau. Dar biškį vegetos, pavegėtinam. Visas tas daržovės sudėsim. Va, dedam foliją. Vieną. Bandysim sukratyti viską. Va. Kažkas gaunasi. Kažkas lyg ir gaunasi. Biškį vandeniuko. Degi čia. Paliksim šone ugnį, kad neužgestų. Va. Ir gavosi. Dedam virti. Laikytis, biškį grįžta. Matau, kad skystis čia išbėgo, gaila būtų visai neblogas ūkis. Aš galvoju bus kaip tik, paliksim su šakutė, patikrinsim bulvę. Tai bulvytė minkšta. Čiučiu trūksta druskos. Okay. Bandau kažkaip tais sukratyti visą tą turinį į indelį. Eik, savo pažiūrėkit. Koks vaizdas, kokios spalvos. Pasak. Viskas, mano laužiukas baigė kūrentis ir aš baigiu stovyklauti. Viskas, gesinu laužą, aplinkau dar šiek tiek šiukšlių, nors buvo baisiai daug. Dar šiek tiek išnešiu, dar tvarkingiau, palieku kažkiek malkų, kas po manęs ateis. Dabar užpilu ugnį. Iškia nevalia palikti ugnies. Lengviau nešti, nereikės to baklašo tysti.
Viskas, judu link namų. Paskutinius savo daiktus.